Sveiki, šiandien pasinersime į rodiklinių nelygybių pasaulį. Kartu išsiaiškinsim, kas tai yra, kaip jas spręsti ir kokius matematinius įrankius tam galime panaudoti. Pradėkime. Pirmas dalykas, kurį turėtume padaryti, tai apibrėžti, kas yra rodiklinė nelygybė. Rodiklinė nelygybė tai tokia nelygybė, kurioje nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Kitaip tariant, tai reiškinys, kuriame kintamasis yra laipsnio rodiklyje, o ne pagrinde. Sprendžiant rodiklinės nelygybės, labai svarbu prisiminti ir taikyti laipsnių savybės. Jos padeda suprastinti reiškinius ir pertvarkyti nelygybės į patogesnį pavidalą. Svarbu atsiminti, kad kai laipsnių pagrindai yra vienodi, galime lyginti tik rodiklius. Pavyzdžiui, šiuo atveju pagrindas yra 2, todėl galime lyginti viską, kas yra šios nelygybės laipsnių rodikliuose. Taip pat gali pasitaikyti atveju, kai prieš reiškinio pertvarkymą pagrindai skiriasi, bet yra galimybė sulyginti pagrindus. Kaip šiuo atveju, kadangi 3 kvadratu yra lygu 9, o 3 kubų yra lygu 27. Šiuos laipsnių rodiklius galime lyginti atskirai, kadangi pagrindas yra tas pats. Pabandykime išspręsti kelis uždavinius. Šiuo atveju 2 pakeltas laipsnių x minus 1 yra daugiau negu 8. Pirmas dalykas, kurį turėtume padaryti, tai sulyginti pagrindus ir tai padarius galime lyginti laipsnio rodiklius, kad gauti atsakymą. Šiame pavyzdyje vėl galime pastebėti, kad nesunkiai galima sulyginti pagrindus. Tada viskas, kas lieka padaryti, vėl sulyginti laipsnių rodiklius ir gauti atsakymą. Taip pat galime spręsti rodiklinės nelygybės, kurių pagrindas yra racionalusis skaičius. Procedūra išlieka ta pati. Iš pradžio sulyginame pagrindus, kad galėtume lyginti laipsnių rodiklius. Verta paminėti, kai abi pusės dalijame iš neigiamo skaičiaus, nelygybė pasikeičia ją į priešingą. Ir vėl nesunkiai gauname atsakymą. Šiandien išmokome, kas yra rodiklinės nelygybės ir kaip jas spręsti. Svarbiausia prisiminti laipsnių savybės ir taisyklingai pertvarkyti nelygybės bei įtvirtinti naujai įgytas žinias, sprendžiant praktinius uždavinius, kuriuos galite rasti www.edusia.lt svetainėje. O kitoje pamokoje gilinsimės į logaritminės nelygybės, aiškinsimės jų savybės, taikymo būdus ir sprendimo subtilybės. Iki greito!